Okay, we're back. Mes sugrįžę atgal. And good to be home here in Klaipėda. Iš tikrųjų gera būti vėl namuose. So we're back from conference in Warsaw last week. It was mes wonderful. Sugrįžom iš konferencijos, kur buvom praeitą savaitę. So, Iš tikrųjų prieš 2 savaitės. so as I mentioned last Sunday, if you saw the little overview we had of the conference, Ir praeitą savaitę irgi mes iš Varšuvos tokį trumpą įrašą padarėm ir gal kažkas matėt ir ten aš jau dalinausi. I think one thought that really still is touching me is what Pastor Mati shared that Wednesday, the second day. Aš dalinausi tą vieną mintį, kuri iš pastoriaus Matė, man atrodo trečiadienį pastorius Matė kalbėjo. Yeah, that like what our priorities are, that what's most important is our relationship with Jesus. Kad labai svarbu tie mūsų prioritetai, kad iš tikrųjų tas santykis su Jėzumi man būtų svarbiausia. You know, that we love Jesus and that he loves us. Tai kad aš myliu Jėzų, o jis myli mane. That's more important than like how we believe, what doctrine, what teaching we believe, or Ir tai yra svarbiau dėl tų tikslių doktrinų, vat ką mes čia konkrečiai apie kažką tai tikime. all those questions we might have about Bible doctrines Ir that aišku, really are second place. Mes galim turėti tų klausimų iš Biblijos, bet iš tikrųjų tie klausimai yra antrailis dalykas. To the, to the reality of knowing Jesus, loving Jesus, knowing that he loves us. Klausimai yra antrailis dalykas palyginus su ta realybė, kad iš tikrųjų Jėzus mane myli, o aš myliu jį ir aš galiu jį pažinti. So, yeah, we heard a few testimonies now from the conference, and I have a desire that to kind of like start all over again. Ir mes Taip. dabar jau girdėjom porą liudijimų, bet aš asmeniškai turiu tokį troškimą vėl viską iš naujo pradėti. Like Pastor Schaller says from time to time, let's learn it all over again. Ir pastorius Šaleris iš tikrųjų laikas nuo laiko mums primena, kad ir kviečia, kad išmokim viską iš naujo. Right, so like it would be like today's the first day of the new year. Ir jeigu žiūrėsim į šitą dieną, kad dabar yra iš tikrųjų pirma naujų metų diena. So what I believe God would have us to hear today is to start from the beginning, Genesis 1. Ir tada galvoju, reikės pradėti nuo pradžios knygos, nuo pradžios pirmos skyriaus. And I want to talk about creation. Ir aš iš tikrųjų norėjau šiandieną kalbėti apie sukūrimą. That God is our creator. Kad Dievas yra kūrėjas. We just heard mentioned that this evolution, can evolution really explain anything that's really significant there to the end? Ir mes per konferenciją girdėjom, buvo irgi tokios kaip mokymai ir vienas iš jų buvo apie apologetiką ir ten buvo ta mintis, kad ar evoliucija gali paaiškinti, kaip atsirado šis pasaulis. Yeah, so even science isn't enough in itself to Ir ta help us mintis, understand why and how and what are we here for, where do we come from. kad mokslo nepakanka atsakyti tuos klausimus, kodėl, kaip, iš kur yra žmogus. Yeah, so I just want to try to have like, okay, I have a list of 36 verses Ir aš about turiu creation. 36 eilutes apie sukūrimą. Maybe we won't have time to read them all, Ir gal šiandien nespėsim visų tų eilučių paskaityti. but I just thought it would be a worthy exercise just to read through these verses, not to comment on them too much. Bet aš galvoju, verta yra mums prisiminti tas eilutes, gal net nereikia daug komentuoti, tiesiog skaityti Dievo žodį. But just to believe that this is also the beginning of the gospel. Ir tikėti, kad iš tikrųjų tas sukūrimas, kad Dievas viską sukūrė, tai yra Evangelijos pradžia. If we think of the gospel as a three-legged foundation, Jeigu įsivaizduotumėm Evangeliją tokia kaip statinė ant kažkokių 3 kojų, ar kaip bauda, so nežinau. the first leg is creation, Pirma yra sukūrimas, and then there's the fall, antra yra nuopolis arba kritimas žmogaus arba nuodėmė, and then finally redemption, o trečia yra atpirkimas. or we can add to that Kiti sako, restoration. atstatymas, Yeah. ketvirtas tas stulpas, ar ne? So Genesis 1,
Bet jeigu pradėtumėm iš naujo, pradžios pirmame skyriuje, Let's see how well my wife can find these verses. žiūrėsim, Jump kaip greitai around. mums pavyks surasti tas Who eilutes. has the Old Testament here? Good, good. Uh-huh. Yeah, we're going to start with the Old Testament. We're going to chronologically move right up until Revelation. Ir mes dabar pabandysim per visą Bibliją tai pereiti nuo pradžios knygos iki apreiškimo, kur kalba apie sukūrimą. Maybe to save time, I'll read silently in English, and others who might be watching, and we're going to hear it only in Lithuanian. Ir gal kad taupyti laiko mes skaitysim tik lietuviškai, o kas klausosi angliškai galės patys surasti eilutes. Right? So in the beginning, what happened Taigi, there? kas įvyko pradžioje? Oh yeah, Pirma verse eilutė. 1, 2, and 3 of chapter 1, Genesis 1. through 3. Dabar skaitysim pradžios knygą nuo 1 iki 3 eilutės. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Žemė buvo be pavydalo ir tuščia, tamsa gaubė gelmes ir Dievo dvasia sklandė virš vandenų. Dievas tarė, tai atsiranda šviesa ir atsirado šviesa. Right. God said, "Let there be light," and there was light. Dievas tarė, tai atsiranda šviesa ir atsirado šviesa. So he created through his word. Mes matom, kad Dievas kuria per savo žodį. Then in verse 27, Ir jeigu dar pažiūrėsime 27 eilutę what šitas does he say there? skyriaus, God created man in his own image, right? sako, ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis jį. Vyrą ir moterį sutvėrė jis. Yeah, then in chapter 6, we hear about the flood, and in verse 5, Tada pradžios 6 skyriaus 5 eilutė, ten kalba apie tvaną tas skyrius ir sako, 5 eilutę skaityti yeah, ir this is- 6, ne? Viešpats matydamas, kad žmonių nedarybė žemėje buvo didelis ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti, gailėjosi, kad į žemę sutvėrė žmogų ir selojosi savo širdyje. of course, we skipped over where Adam and Eve sinned in the garden, but here in the days of Noah, look how bad it got. Ir aišku, galėtumėm jau pradėti kalbėti apie nuopolį nuo Adomo ir Ievos nuodėmės, bet čia iš tikrųjų tame 6 skyriuje pradžios matom iš tikrųjų, kur ta nuodėmė atvedė žmogų ir kokia jau bloga čia situacija. That the wickedness of man was great in the earth, that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Įsivaizduokite, sako, žmonių nedarybė žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti Right? And arba nedori. but in verse 8 it says Noah found grace in the eyes of the Lord. Bet 8 eilutė. Tačiau Nojus atrado malonę Viešpaties akise. Right? Only Noah. Tik vienintelis Nojus. And there was just 8 people that were saved from the flood. Ir 8 žmonės buvo išgelbėti nuo tvano. God sent the flood to destroy the earth. Dievas siuntė tvaną, kad sunaikintų gyvybę žemėje. And only 8 people survived. Ir tik 8 žmonės išliko. Right? Noah, his wife, Nojus su savo žmona his 3 sons, and ir their 3 wives. sūnus su savo žmonomis. And it's interesting that when we went to China to learn Chinese, Ir įdomu, kai mes važiavome į Kiniją išmokti kiniečių kalbą, the ancient character for flood tai senovinis hieroglifas, kuris reiškia potvinis, is shows a character with a picture of water and tai yra 8 sudėtas iš people in kelių a boat. simbolių. Pirmas simbolis yra vanduo, o antras simbolis laivas su 8 žmonėmis tame laive. And the Chinese say that goes back even 5,000 years ago. Ir tas hieroglifas yra kokių 5000 metų senumo. How do they know about that? Ir iš kur atrodo kiniečiai turi tą Taip. supratimą, kad tvanas yra 8 žmonės laive. The Bible wasn't even written yet. Biblija dar net nebuvo užrašyta, kai tas hieroglifas buvo So sukurtas. yeah, this is like evidence, like archaeological evidence that shows that the Bible is true. Bet tai yra vienas iš įrodymų, gali būti, kad Biblija yra tiesa. This is not archaeology, but actual language, the history of language, Kaip ancient languages. senovinė kalba pagrindžia Biblijos tą patikimumą. Yeah, so lots of stories of Chinese characters that tell us
truths from the Bible. Ir iš tikrųjų galima daugiau pastudijuoti kiniečių hieroglifų ir matyti, kaip jie atspindi biblinės tiesas. But we got to go on. Bet dabar turime įti priekį. Let's jump up to Psalm 19. Dabar iš karto šoksime 19 psalmę, Psalm 19:1. pirmą eilutę. Oh, we know it. Come on, we know it by Turbūt heart. jau moka mintinai tą eilutę. It's a short little verse. The heavens Sako, dangus declare the glory of God. Dangus skelbia Dievo šlovę. Is that all it says? There's something more there. Ar tik tiek ten sako, ar yra kažkas daugiau? Is it only the heavens declare the glory of God? Psalm 19. Dangus skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja arba sausuma byloja apie jo rankų darbus. Yeah, and the firmament showeth his handiwork. Yeah, so the heavens, like when we look at the sky and the wonders of creation in Kai mes space, žiūrime į dangų, iš tikrųjų, tos stebuklus kūrinijos, į kosmosą. and we know that before the Bible was written, actually the Bible was written in the stars. Prisiminkim, kad dar prieš tai, kai Biblija užrašyta, iš tikrųjų ta Evangelija buvo užrašyta žvaigždėse. Back in Abraham's day, like 4,000 years ago, Dar Abraomo dienomis, 4000 metų atgal, when he was living in the city of Ur, which means Abraomas gyveno Uro light. mieste. Ir tas Uro miestas išvertus verčiasi šviesos we miestas. get the name Orion from the city of Ir Orionas yra irgi turi bendrą šaknis to miesto the pavadinimu. most easily recognizable constellation is Orion. Orionas yra lengviausiai matomas žvaigždynas We- iš Žemės. My son noticed it looking out the car window as we were driving home from Warsaw last week. Ir kai mes važiavome iš Varšuvos naktį, jau praeitą sekmadienį buvo labai ryškios žvaigždės. And I look out the window. Yes, there it is, Orion in the southern sky. Ir mes matėme pietuose tą Oriono žvaigždyną. And there was a time when all those stars in the constellation had a particular meaning pointing to the gospel. Ir visi tie žvaigždynai senovėje turėjo savo tos pavadinimus, kurie iš tikrųjų tarsi pasakoja tą Biblijos, Evangelijos In istoriją. Abraham's day, they could read the stars in the sky, the constellations, and as if they were reading the Ir Bible. Abraomo dienomis žmonės mokėjo suprasti tas reikšmes. And again, when we look at the constellations of the zodiac, we're not talking about astrology now. Ir iš tikrųjų, kai mes žiūrime tos žvaigždynus, mes nekalbam apie astrologiją. But it's interesting that the first constellation in the zodiac is Virgo, Bet įdomu, according to kad the ancient calendar. pagal senovinį kalendorių iš tikrųjų metai prasidėdavo mergelės žvaigždynė. And this where we can say the gospel began also from the incarnation when Jesus was born, the Son of Ir God galim was sakyti, born. kad Evangelija irgi of a virgin. prasideda nuo Jėzaus įsikūnymo, kad Dievas iš tikrųjų, Dievo sūnus gimė per mergelę. You go around the circle and it ends with Leo, the lion, O metai baigdavosi Liūto žvaigždynę, and which speaks of Easter, which we're going to celebrate this next month. ir tai kalba The resurrection. A lion kaip Christ like coming like a king. But yeah, so Yeah. it would be the resurrection Yeah. and Gal iš tikrųjų tas Liūtas kalba apie prisikelimą yes, also that when Jesus comes back, he ir will apie be Jėzaus sugrįžimą, kad jis sugrįž his- kaip karalius, kaip in his Liūtas, full glory, pilnoj savo the šlovėjai, King of Kings, karalių karalius. and to establish his kingdom. Ir įtvirtins savo karalystę žemėje. So yeah, that's another interesting topic. We don't have time today. Where is the kingdom of God going to Sure. be? Here on earth or in heaven? Irgi įdomi labai tema, nors nekalbėsim šiandieną, kur bus ta Dievo karalystė, ar čia žemėje, ar danguje. And I heard a message last night that explains why it's going to be on the earth and not somewhere way up in heaven in Ir vakar space. aš klausiausi irgi tokį pamokslą, kuris aiškino iš tikrųjų, kad Dievo karalystė bus čia žemėje.
All right, so let's move on in Tai dabar mes Psalms, žiūrime sukūrimą. Ir Psalm. jeigu pažiūrėsim dar iš psalmio, Psalm 33, galima atsiversti 33 psalmę, verse 6, 6 eilutę 7, it says, by the word of the Lord were the heavens made. ir 7. Viešpatė žodžiu sukurti dangus, jo burnos kvapu visa jų kareivyje. Tartum į indą, jis jūrų vandenį surinko, į sandėlius uždarė gelmes. Yes, and now we're skipping up to Psalm 93. Ir tada 93 psalmė, This is a very important verse. labai svarbi eilutė čia yra Psalm 93, verse 1. pirma eilutė. Viešpas karaliauja, jis apsivilkęs didybę, viešpas susijuosęs stiprybę, taip tvirtai pastatė pasaulį, kad jo niekas nepajudins. Yeah, so here it seems unbelievably to say that the earth is immovable. Ir šitą eilutę remiantis mokslininkai aiškino, kad žemė yra nepajudinama senovėje. And it almost says the same thing in Psalm 96, verse Ir 10, beveik panašiai kartoja 96 psalmė 10 eilutę, where it says again that the world also shall be established, that it shall not be moved. Čia sako lietuviškai, viešpas karaliauja, jis sukūrė tvirtą pasaulį, angliškai sako nepajudinamą pasaulį. And from the time even before Aristotle with the Greeks, that Dar prieš Aristotelį ir kitus graikų filosofus, even though many didn't believe in a flat earth, they believed that the earth was round. jau iš tikrųjų senovės graikai tikėjo, kad žemė yra apvali, jie netikėjo plokščia žeme, But they believed that the earth does not move. bet jie tikėjo, kad žemė nejuda, toksai apvalus kamuolys yra And kosmose. Aristotle explained that it can't move because it's the center. Everything is moving around the center, which is immovable. Ir Aristotelis teorija buvo jo, kad žemė yra visatos centre, o viskas juda aplink žemę. Right, and for- Saulė ir planetos ir And for žvaigždės. 2,000 years, Aristotle's understanding ruled all of science. Ir 2000 metų ta jo teorija buvo priimta tarp mokslė. Even that when Copernicus in the 1500s, I think it was 1543, he wrote his book about how the sun is the center of our planetary system, our solar system. Ir kai 16 amžiaus pradžioje Kopernikas parašė savo knygoje, kad Saulė yra centras mūsų visatos, mūsų iš So tikrųjų actually, saying that the sun is the center and all the planets are moving Ar čia around the mūsų sun. visatos, ar... Well, it's only in our solar system. Yes, Saulės sistemos centras yra Saulė, o planetos juda aplink Saulę. So Čia buvo basically, Koperniko what he was idėja. saying that was so revolutionary was that the earth moves, Ir iš tikrųjų tai buvo tokia revoliucija pasakyti, kad Žemė juda, right? It's moving around the sun. juda aplink Saulę. And actually everything is moving around even the sun is moving around the center of our galaxy. We found that out later Paskui on. vėliau sužinojo, kad ir visa Saulės galaktika juda aplink kitą galaktikos So centrą. everything is in motion, all matter is in motion. Ir viskas juda šitoje visatoje. The Bible does not teach us that. Nors Biblijoje mes skaitom, kad Dievas sukūrė tvirtą, nepajudinamą žemę. We found that out from later on through science. Ir tik vėliau mokslas įrodė, kad Žemė juda. And even Luther and Calvin wanted to burn Copernicus to the stake because he was teaching that the earth moves. Liuteris ir Kalvinas norėjo sudeginti Koperniką dėl to mokymo, kad Žemė juda aplink Saulę. And they didn't have time because he died the year that he published his book, so they Kopernikas pats didn't have time to burn him. ir nespėjo jo He sudeginti. died of natural illness, Dėl natūralios priežasties numirė. and it still took a long time before his theory was accepted. Bet reikėjo ilgai, kad ta jo teorija būtų priimta. Even Galileo, tried to bring it back and say, I think that Copernicus was right, the earth is moving. Ir paskui Galilėjus bandė sugrąžinti tą mintį. And he was put under house arrest for many years for teaching such heresy. Ir dėl to jisai buvo namų arešte daug metų, kad
skelbė tą ereziją. right? Because it was going against the Bible. Here it is. We read the Jiems earth is atrodė, kad tai immovable. prieštarauja Biblijai, nes Biblija sako, kad žemė yra nepajudinama. So what should we do with these verses now? Ir ką daryti su tokiam eilutėm, kaip jas suprasti? Well, yes, we have to understand from science informs us how to interpret this differently than we would normally, that we should not interpret these verses literally. Šitų eilučių mes negalim iš tikrųjų tiesiogiai priimti, nes čia kalba perkeltinė prasme. All right, so yeah, it's basic hermeneutics. How do we know when to read the Bible literally and how to read it figuratively or allegorically? Kurias eilutės mes tiesiogiai skaitom, o kurios yra alegorinės. Sometimes the Bible can show us how. Paaiškinti, ką čia alegoriškai tada sako. Well, yeah. So I believe, and now the consensus is of Bible scholars that it means that the principles, the physical principles of the earth, do not change. Ir ta prasme būtų šito eilučių, kad iš tikrųjų tie fizikiniai principai, ant kurių pastatyta šita žemė, jie nesikeičia. Right? The principles don't move; they don't Jie yra change. nepajudinami. Like the speed of light is still Pavyzdžiui, šviesos greitis jisai kilometers nesikeičia. or meters per second. That's not changing. It's not moving. Tai yra The speed of light is still nepajudinama. the same today as it was 1,000 years ago. Na, aš jau išverčiau. Oh yes, Aha. speed of light. Yeah. So, okay, so yeah, I only mention that because I met a pastor in the conference who believes in a flat earth. Ir per tą konferenciją Varšuvoje sutikau vieną pastorių iš mūsų bažnyčios, kuris tiki dar, kad žemė yra plokščia. And I was able to receive him and say, never mind, who cares? I mean, I love you anyway. Ir galėjau jam pasakyti, kad nepaisant to, kaip tu tiki ir kaip aš vis tiek galiu tave mylėti. Because Priimti tave. I know that he loves Jesus. Nes svarbiausia, kad aš žinau, kad jisai myli Jėzų. Right? And he knows that Jesus loves him. Jisai žino, kad Jėzus jį myli. And that's what Pastor Mati reminded us is what's most Ir important. taip vėl sugrįžtam prie tos pastoriaus Mati minties, kad tai yra svarbiausia, kad Jėzus mane myli, So o aš what's myliu most Jėzų. important is that we love Jesus, that Jesus loves us, Tai yra svarbiausia. and we can believe in a flat earth, we can believe in a round earth. Ir paskui, kai mes jau tikim dėl kitų dalykų, ar žemė apvali ar plokščia, That's really not as tai important. nėra So important. svarbiausia, ar nėra taip svarbu. And we were able to have fellowship. Ir džiaugiuosi, kad mes galėjom turėti bendravimą su to pastoriu kitaip. But it's interesting, this pastor said he even understood that, he could be wrong, Ir jisai sako, tas pastorius sako, aš žinau, kad aš galiu klysti that the earth is flat. dėl to, kad žemė yra plokščia. And of course, it doesn't make much difference as far as salvation is concerned. Bet iš tikrųjų tai nekeičia to tiesos apie išgelbėjimą. So, but he recognized that what could be very serious if someone were teaching that we can lose our salvation. Bet sako, man svarbiau yra, jeigu aš išgirstu, kad kažkas mokina, kad žmogus gali prarasti išgelbėjimą. That's a much more dangerous heresy or a mistake to make Tai yra about daug the truth, pavojingesnė iš tikrųjų erezija. or other things that we are saved by works and faith, Arba or saved by kitokia evangelija, works. kur sako, kad žmogus kažkaip turi užsidirbti tą išgelbėjimą, per darbus yra išgelbėtas. No, we're not saved by grace. We're saved by, we have to do works and we have to overcome it to the end and then we'll be saved. Arba tie mokymai, kad kažkaip turim ištverti iki galo ir tik tuomet būsim išgelbėti. Right? So, yeah, that's a much more serious error. Tai yra rimtesnės klaidos negu tai, kaip sukurtas pasaulis. All right, let's go on. Bet svarbu tikėti, kad sukurtas ir dabar eisim į priekį. Žiūrėsim toliau tas A little eilutes. bit, we skipped over Psalm 90, which is another interesting verse. Psalm 90, verse 4, 90 psalmė 4 eilutė. as it relates to creation. Irgi kalba apie sukūrimą. Because we're not going to talk today about whether the earth is young or old, or is it old earth creation or young earth creation. Ir šiandien nekalbėsim iš tikrųjų žemę kiek tūkstančių metų senumo ar milijonų, ar čia
ir ta žemė labai sena yra ar netokia sena. We're standing on the foundation that God created the heavens Mūsų and the earth. pamatas, aš noriu tvirtinti, kad būtų labai aiškus, kad Right. Dievas sukūrė pasaulį. Like we read in Genesis 1:3, God Kaip mes ir said, "Let there skaitėme, be light," and there was light. Dievas sukūrė savo žodžius, jis tarė ir atsirado. Right? Everything came from the creation of light, ex nihilo, from nothing. Ir viskas buvo sukurta iš nieko. Dievas tarė ir atsirado. In Psalm 90, verse 4, Bet žiūrėkim 90 psalmė 4 eilutė. this is the verse where it says, 1,000 years are in thy sight as yesterday, when it is past as a watch in the night. Sako, juk 1000 metų tavo akise yra kaip vakarykštė diena, kuri praėjo, kaip sargybos laikas naktį. All right, so it's not saying that 1,000 years is as one day, 24 hours, but actually a watch in the night is only 4 hours, 3 or 4 hours. Čia iš tikrųjų netgi ne su diena lyginama tas 1000 metų, o su sargybos laiku naktį, ir tas sargybos viena pamaina būdavo 4 valandas. So if we take one watch in the night to be 4 hours, then we're talking about 36,000 years. 1,000 years is as one little portion of a day. Then, we can get a lot of thousands of years Ir tada from jeigu one day. dar tokią matematiką imam, kad tai iš tikrųjų 1000 metų kaip 4 valandos, tai ten jau gaunasi 1000 metų. Yeah. nežinau. There's a partner verse in 2 Peter, Ir labai panašiai eilutė yra 3:8. 2 Petro 3:8. The New Testament also Naujajam mentions about this. testamente irgi tai paminėta. 2 Peter 3:8 says, "But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day with the Lord is as 1,000 years." Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas. Viena diena pas viešpatį yra kaip 1000 metų, ir 1000 metų kaip viena diena. Yeah, so this says, it goes back the other way, that 1,000 years is as one day, 1000 metų kaip viena diena. right? So that's also important to know, that 1,000 years to us can be like one day to God. Mums atrodo 1000 metų, o Dievui tai yra viena diena. And again, we don't know whether to take those 1,000 years literally or allegorically, figuratively. Ir kaip mes čia žiūrėsime tos metus, ar tiesiogiai skaičiuosime, ar kažkaip perkeltinė prasme tas dienas. Many times when 1,000 is used, it really means like eternity, or a long time, much longer than 1,000 Ir years. Biblijoje dažnai 1000 metų jau beveik reiškia amžinybę arba labai ilgą laiko tarpą. This is the Eastern way of thinking, like this exaggerating, the hyperbole of, like in China they used to say, "Emperor lived 10,000 years." Ir tai toks rytietiškas mąstymas, jie viską mėgsta iš tikrųjų taip šiek tiek perdėti. Pavyzdžiui, Kinijai sakydavo, tai jeigu imperatorius gyvena 10 000 metų. Right? In Chinese it's much shorter. It's Huangdi Wan Sui. Huangdi Wan Sui. Kiniečiai labai trumpai tas šūkis skamba, Means emperor lived 10,000 bet years. reiškia išvertus, kad tegu imperatorius gyvena 10 000 metų. Actually, they're saying live forever. Arba tegu imperatorius gyvena amžinai. They didn't mean like, die after 10,000 years even. Nes tas posakis kalba apie amžinybę, ne tai, kad jis po 10 000 metų galiausiai turės numirti. Right? The Egyptians had a similar idea when they made the pyramids for the kings. Ir egiptiečiai todėl statė savo karaliams piramidės, nes irgi panašiai tikėjo. They believed that the kings would live forever in the underworld. Jie tikėjo to iš tikrųjų amžinų pomirtinių gyvenimų. All right, so let's go on. Bet dabar reikime į priekį. Psalm 104. Pažiūrėkime 104 psalmę. Psalm 104, the first 11 verses here talk about Iš tikrųjų creation. galim skaityti visas 11 pirmųjų eilučių, nes viskas kalba apie sukūrimą. But we'll just read a few of them. Verse 2. Gal antrą skaitysim. Tave supa šviesa kaip apsiaustas, ištiesiai dangus kaip skraistė. Yeah, cover thyself with light as with a garment, who stretcheth
out the heavens like a curtain. Čia kalba, Right. kad Dievas ištiesia dangų tarsi skraistę. Now it's interesting that this is poetic speech, Ir čia labai poetiška ta kalba šitai psalmei. but it's actually astronomically very accurate that we've only known in the last 100 years. Bet astronomai panašų principą atrado tik prieš porą šimtų metų. That the heavens are stretching out like a curtain, Kad iš tikrųjų tas visata folded curtain plečiasi, being stretched out. tarsi būtų užuolaidos sutrauktos ir paskui tarsi plečiasi, atidarytos užuolaidos. Right? So, yeah, when my grandfather taught physics here in Lietuva 100 years ago, he didn't know yet that the universe is expanding. Ir kai mano senelis mokė fiziką prieš 100 metų, čia Klaipėdai dar nežinojo tuomet mokslas, kad visada plečiasi. Yeah, and because at that time we thought that there was only one galaxy, the Paukštitaka Milky Way was the whole universe, was our galaxy. Ir tuo metu žmonės net nežinojo, kad yra dar ir kitos galaktikos, galvoja, kad tik yra mūsų ta Paukštitako See, galaktika. because we're very limited in our scientific knowledge, we never really know too much. We know a lot, but not so much. Ir žmogaus pažinimas vis tiek yra labai ribotas ir mes dabar jau daug žinom, bet iš tikrųjų dar ne viską žinom. We're always growing in our physical knowledge. Ir iš tikrųjų And- tas mokslas vis plečiasi, vis daugiau tų atradimų And padaroma. sometimes we're catching up with what the Bible already is saying. Ir kartais mokslas tik tai rodo tai, kas Biblijoje jau yra užrašyta. Again, verse 5. 5 eilutė. Who laid the foundation of the earth that it should not be removed forever. Tu padėjai žemės pamatus ir niekas jos nepajudins per amžius. So here, instead of saying moved, it says the foundation of the earth cannot be removed. Čia kalba apie tos pamatus, kurie negali būti pajudinami. But of course, we know that in the end, even this earth will be destroyed. Nors iš tikrųjų, The heavens apreiškimo and the earth knygoje will jau pass away, skaitom, right? kad dangus ir žemė praeis ir šita žemė bus sunaikinta. But the word of the Lord will endure forever. Ir sako, dangus ir žemė praeis, bet Dievo žodis išlieka per amžius. I think that's Psalm 84. Prašau, čia yra net ne apreiškimo, o 84 psalmė. That the heavens and the earth won't pass away. The heavens and the earth will pass away, but the word of the Lord will endure forever. Is it Psalm 84 or am I Psalm 86? I didn't write this down, but somewhere there in Psalm 80s. Yeah, so you know the verse that the Galit heavens and the paieškoti earth will tai pass eilutę, away, kur sako, but kad the dangus ir word of žemė the Lord. praeis, bet tavo žodis išlieka per amžius. Why will the heavens and the earth pass away? Ir kodėl iš tikrųjų dangus ir žemė praeis? They're already passing away, Jau dabar iš tikrųjų tas dangus ir žemė eina į pražūtį. right? It's called entropy, or the second law of thermodynamics. Ir Everything is wearing down, kad viskas susidėvi, viskas sensta and it finally will come to an end. It ir will, galiausiai bus pabaiga. whatever is created will Nes finally die, viskas, kas has an end. sukurta, turi pabaigą. What has a beginning has an end. Kas turi pradžią, turi ir pabaigą. But the Word of God has Bet no Dievo beginning. žodis, jisai neturi nei pradžios, nei pabaigos. God has no beginning, Dievas neturi pradžios so He has no end, ir neturi pabaigos. and neither does His Word have Ir an lygiai end. taip pat jo See. žodis neturi pabaigos. Everything that's eternal has no end, Visa, kas amžina, neturi galo, because it has no beginning. nes neturi pradžios. We call it uncreated life. Ir tai yra tas nesukurtas gyvenimas. Like this, when we experience Jesus and experience knowing Him and loving Ir kai Him, mes pažįstame Jėzų, patiriam tos santykius su juo, in a way we can say we're experiencing uncreated life. galim sakyti, kad mes tarsi įeiname į tą nesukurtą gyvenimą, patiriam nesukurtą gyvenimą. John 3:16. Jono 3:16. Whosoever believes in Him should not perish, Kiekvienas, kuris tiki, nepražus, but have everlasting life. bet turės amžiną gyvenimą. Or this uncreated life will have Arba uncreated life nesukurtą gyvenimą, that has no beginning and no end. kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos. It's outside of time. Nėra laike. Time is created. The time and space were created. Laikas yra sukurtas. The physicists even
can explain this in the theories of the Big Bang. Ir fizikai aiškina tai su ta didžiojo sprogimo teorija. Yeah, that because the universe had a beginning, we know that it's going to end. Also, it's Ir moving visata towards an turėjo end. pradžią ir jinai tarsi eina link pabaigos. All right. So, yeah, that's we were in Psalm 104, beautiful psalm to Ir read about 104 creation. psalmė visa labai nuostabi kalbėti apie sukūrimą, But we have to move on. bet jeigu eisim toliau į priekį, Well, we could read verse 24, and we'll end with verse 24 in Psalm 104. gal dar perskaitykim 24 eilutę iš 104 psalmės. Oh Lord, how manifold are thy works. In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. Viešpate, kokia daugybė tavo darbų, juos išmintingai padarai, žemę pripildai Right. savo turto. So that's what it means when God speaks his word into existence, or speaks the world into Ir kai existence. Dievas taria ir atsiranda pasaulis, He's speaking it through words of wisdom. iš tikrųjų tai yra tas išmintingas Dievo Right. žodis, kuris He kuria. creates with wisdom. Dievas kuria savo išmintimi. And this has an application, a spiritual application to us Ir today. dvasinis pritaikymas yra ir mums šiandieną. When we walk by faith and not by Kai sight. mes gyvename tikėjimo, neregėjimo. Right? In the conference, Pastor Shibley talked about imagining, using our Pastorius Šiblė imagination. kalbėjo apie tą įsivaizdavimą, ne, kad mes Um, naudojam tą Dievo duotą vaizduotę. Imagination is a gift from God. Nes vaizduotė yra Dievo dovana. We can even imagine eternity. We Ir can mes galime imagine įsivaizduoti amžinybę. what it would be like to have uncreated life with no beginning and Mes no galime end. įsivaizduoti tą nesukurtą gyvenimą, kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos. And in a way, we have to train ourselves to imagine. Ir mes turime iš tikrųjų mokintis, kaip įsivaizduoti. And that's what faith is. Faith is a spiritual Ir imagination. tikėjimas tai ir yra, tas dvasinė tokia vaizduotė, mes įsivaizduojame. And Romans 4:17 is a good picture of that. Ir Let's look at that. Romiečiams 4:17 ten gera iliustracija to yra. Where God speaks of those things which be not Ten as though sako, they were. Dievas apie tai, ko nėra, kalba tarsi tai būtų. Isn't that a challenging thought? Yeah. Ir tokia provokuojanti mintis, kad Dievas apie tai, ko nėra, kalba tarsi tai būtų. Yeah, doesn't it say it there as I have made thee a father? He's talking to Kokia eilutė? in verse 17. He's talking about to Abraham. Sako, kaip parašyta, čia Dievas kalba Abraomui. Aš padariau tave daugelio tautų tėvu, tėvas prieš Dievą, kuriuo jis tikėjo, kuris atgaivina mirusius ir tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Tai šitą pabaiga eilutės. Yes, Tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Yeah, in English, King James English, it says, he calls those things which be not as though they were. Aha. Andrius dabar verčia. Kad vadina tai, ko nėra, tarsi tai būtų. Ir iš nebūties pašaukia būti. Ai, daiktu. aišku. Yeah, yeah. In some verses, maybe the translation is Ir not tie calling vertimai those gal things, šiek tiek kitaip yra. but the thought is there that he Vienas speaks yra of those vertimas, things. kad pašaukia iš nebūties būti, kitas, kad vadina, bet iš tikrųjų mintis ta pati, kad Dievas kalba, Dievas taria. And that's what our imagination is. We're speaking or thinking even something that doesn't exist yet. Ir mes su Dievu galim įsivaizduoti tai, kas dar neegzistuoja. We do this when we plan our day or our year. We're praying, ne, Or kažkas when we're sakė. praying, Aha. yes. Ir aš išgirdau vieną mintį per tą konferenciją, ne, kad kai mes meldžiamės, mes įsivaizduojam galbūt Yeah. tai, ko nėra, ne, arba kai mes planuojame. Someone asked me, like, why pray? We waste our time praying for somebody. In Kažkas China, manęs let's say. paklausė, kodėl mes turim švaistyti laiką ir melstis už kažką Kinijoje. They said we have to do something. Mes turim kažką daryti dėl tų, Yeah. kurie yra Kinijoje. You know, but not just for those, but Putin and Trump are lying. We have to do something. We have to tell people the truth. Ja, kažkas pasakė, kodėl mes turim švaistyti laiką maldai, kai žmonės dabar žūna kare Ukrainoje ir mes tiek daug melo ir mes turim kažką daryti dėl to melo. And I said, well, no. Well, the truth is the gospel. Aš sakau, žinai, tiesa yra Evangelija. It's what Trump says. He could even say the truth, say something true, but it's not the gospel.
Ir Trump, jisai gali kalbėti tiesą, bet tai vis tiek nebus evangelija. because it doesn't touch upon how God became a man Evangelija yra apie tai, through kad his son. Dievas per savo sūnų tapo žmogumi. Unto us a son is given, unto us a child is born. Mums gimė sūnus, kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. And he grew up and he died on the cross to pay for our sins. Ir tas sūnus užaugo, kad sumokėtų už mūsų Right. nuodėmes. So yeah, and can you believe it? Can Ar you tu gali imagine tuo it? tikėti, ar tu gali tai įsivaizduoti, Yeah, kad we were- Dievas tapo žmogumi? That song came back, can you only imagine? Mhm. And yeah, we can pray for people in China, Yeah. 12,000 miles away. Ja, ir todėl dėl to, kad mes galime įsivaizduoti, turim naudoti tą vaizduotę, kad melstis už žmonės Kinijoje. And we can picture God blessing them Ir turim įsivaizduoti, kad mes meldžiamės, o Dievas laimina juos. in our mind's eye. We're imagining, we're expressing our faith. Mums reikia tikėjimo, kad mes melstumėmės už kažką tai. We're calling those things which be not as Yes. though they were. Maldoje mes tai, ko nėra, vadinam taip tarsi būtų, arba mes pašaukiam tai, ko So, nėra į būti. This is how we are God-like. God has created us in His Nes image. mes Right? esam sukurti pagal Dievo atvaizdą ir dėl to mes galim iš tikrųjų And pašaukti tarsi tai, ko nėra, į būti. this is what makes us different than the animals, Ir to mes the skiriamės lower nuo gyvūnų forms of creation, ir nuo ants kitų and žemesnių and flies. kūrinijos formų, nuo mūsų ar rusdėlių. yeah, we can project our thinking into faraway places. Nes so mes that God galim would iš bless them. tikrųjų įsivaizduoti tai, kas yra toli ir laiminti ir melstis už tai. And yeah, and we're believing that God is going to bless those people in China. Mes meldžiamės ir tikim, kad Dievas palaimins per mūsų maldą žmonės Kinijoje. We our pastor there was arrested and put in jail for three weeks. Ir mes dabar meldžiamės už mūsų pastorių Kinijoje, nes jisai buvo suimtas, 3 savaitės jį laikė kalėjime. And we were praying for him. Ir jau tada mes, kai išgirdome, ėmėm And melstis we're už jį. believing that God in heaven can touch them through our prayers. Ir mes tikim, kad per mūsų maldą kažkaip Dievas gali išlaisvinti You are tuos, kurie įkalinti yra. Calling things that be not. He was still in jail, so we wanted him to be out of jail. We're Okay. imagining him. Dabar jau out of jail. He left jail. Dabar jau Yes. jį išleido iš kalėjimo. And in April, Ir balandžio I mėnesį can't say it online, but yeah, he's moving to another city in Europe with his family jis su šeima jau turės persikelti į Europą iš Kinijos. because the police told him you can no longer preach this gospel anymore Nes here jisai in buvo China. perspėtas Kinijos policijos, kad daugiau Kinijai nebegali skelbti So he's Evangelijos. going to another city where we have a greater grace church, Todėl jisai dabar važiuos į kitą ta prasme, į Europą atvažiuos. and there's a Chinese church there. Ir He's jau going to yra be the Kiniečių bažnyčia. church. He's going to be the pastor of the Ir Chinese jisai church bus there Kiniečių in bažnyčios April. pastoriumi jau balandžio mėnesį. So let's pray for that. Ir galim melstis už tai. This is we're exercising our creative abilities. Ir taip creative maldoje mes iš faculties. tikrųjų praktikuojam tą savo gebėjimą kurti. We're speaking like God said there was light and there was light. He Kaip said Dievas that. tarė, tebūnie šviesa ir Spoke. atsirado šviesa. He spoke a word of wisdom and something happened. Ir Dievas savo išmintimi tarė ir atsirado. Right? Abraham prayed to God and it moved. Abraomas tikėjo Dievu. He interceded for Jisai Sodom užtarė maldoje Sodomos miestą to change God's mind. ir pakeitė Dievo mintis savo Because maldą. God was ready to destroy the whole city of Dievas norėjo burn visą miestą the sunaikinti. whole Sodom and Gomorrah. 2 miestus, Sodomą ir Gomorą. But Abraham was praying for his nephew Lot. Bet Abraomo malda išgelbėjo jo sūnėną Lotą. Oh Lord, don't do it. Ir jisai Abraomas meldėsi, kad Dievas nesunaikintų jo. Would you save the city if there are 10 righteous people there? Ir ta Abraomo malda tokia ypatinga, kaip jisai ten derasi su Dievu, sako Yeah. Dieve, o dėl 10 teisiųjų ir išgelbėtų miestą. And he didn't dare go lower because there were barely 10 righteous people in Sodom at the Ir time. tame mieste gal ir buvo tik tas 10 Aha. teisiųjų, tai Abraomas nebedrįso daugiau prašyti dėl. Not even 8 like it was with Noah. It's just
just Lot and his wife and 2 daughters. That's all. And Nojaus his wife didn't even make it. Okay. Nojaus laikais buvo iš tikrųjų 8 išgelbėti, ten iš Sodomos ir Gomoros irgi tik keli žmonės. So in closing, Ir dabar pabaigai, we're not going to read all 37 verses. tikrai neskaitysim visų tų 36 eilučių, But let's read Hebrews 11, bet paskaitykim Hebrajams 11, Hebrews 11:1, Hebrajams 11. 11:1. I'm sorry, chapter 1, verse 3 Hebrajams, first. Hebrews chapter 1, Hebrajams 1 skyrius, verse 3, 3 eilutė, just so we could read something in the New Testament. kad kažką būtumėm paskaityti iš Naujojo Testamento. Maybe continue next week. I don't know. Kitą savaitę gal pratęsim, bet nesu tikras. Chapter 1, Hebrajams 1 skyrius, verse 3, it says, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power. Čia kalba apie Jėzų ir sako jis, Dievo šlovės spindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu. Skaityti iki galo. Pats nuplovęs mūsų nuodėmes atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse. Yeah, the one who upholds all things by Tas, the kuris- word of his power, tas, the kuris- power of his word. Tas, kuris visą laiko savo jėgos žodžiu. He's upholding the whole universe. It's Visa not visata. falling apart because Ir visata dėl to nesubyra, nes Jėzus palaiko viską savo žodžiu. right in Revelation 4:11 it says he created all things according to the pleasure, good pleasure of Ir his will. Apreiškimo 4:11 sako, kad jisai viską sukūrė savo, gal, irgi pažiūrėsiu. Everything Jo, exists. Everything Visą exists. tu sutvėrė ir tavo valia visa yra ir buvo sutverta, arba tavo malonumai dar kiti And here it vertimai. says he's upholding all things through the Ir power čia sako, of kad his jis word. visą palaiko savo žodžio gale. And then chapter 11, Ir Hebrajams 11 1 skyrius, through 3. nuo 1 iki 3 eilutės. Yeah, we're coming to an end here. Now, faith is the substance. Again, we're talking about faith is like a spiritual imagination. Tikėjimas arba tas tokia dvasinė vaizduotė, sako, tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės ir parodo tai, ko nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudijimą. Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regima. See, so that faith is the evidence of things hoped for. It's the Tikėjimas substance of things hoped įrodo. for. Tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės. That's really hard to imagine, Ir isn't aišku, it? taip sunku įsivaizduoti, kaip tas tikėjimas užtikrina. How can faith be a substance? Arba sako, tikėjimas yra tvirtas pagrindas. Yeah, maybe Tvirta, it's ja, čia kitas Maybe this is vertimas. kind of poetic language Gal again. čia tokia poetinė Maybe in- kalba, yeah. tikras Oh. dalykas. Aišku, jo, tas angliškas vertimas sako, tikėjimas yra tikras dalykas, toks apčiuopiamas dalykas. And then verse 3 that by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu. Right? So yeah, we know that what is seen is temporal. It says in 2 Corinthians Tai, 4:17. kas matoma, yra laikina, But what is invisible is eternal, bet tai, kas neregima, yra amžina. right? And that what is eternal is actually the source of all that is visible. Ir tai, kas nematoma, kas amžina, yra šaltinis viso to, kas matoma. Yeah. So, yeah. And finally, in Romans 1, 19 and 20, we'll close there. It's really the last verse. Ir tikrai bus pasiniūtė How romiečiams can we vienas, talk about creation without talking about Romans 1? 19-20. Aha, jo. 1, 19 and 20. Let's start with 19. Because that which may be known of God Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai apreiškia. Jo neregimosios ypatybės, joms žinojo galybę ir dievystę nuo pat pasaulio sukūrimo, aiškiai suvokiamas iš jo kūrinių, todėl jie nepateisinami.
So, wow, this is, I mean, incredible. How do we imagine this? Invisible things of Him, the invisible things from the creation of the world are clearly seen. Ir kaip čia suprasti, kad sako, nuo pasaulio sukūrimo, jom žinojo galybė ir dievystė aiškiai suvokiamos iš jo kūrinių. This isn't an apparent contradiction. I thought that if something is invisible, that you can't see it. Man atrodo, jeigu kažkas yra nematoma, tai ir yra nematoma. But you see, Angliškai nes šaknis skirtinga, pas mus neregima. you see, we have to learn how to understand what's invisible Ir because mes turime suprasti, išmokti, suvokti tai, kas neregima. through the things that are visible, Per tai, kas yra matoma. they point to what is invisible. Nes matomi dalykai mus nukreipia į tai, kas yra neregima. This is the whole design argument, intelligent design. You know, we haven't even talked about intelligent design. Mokslininkai jie diskutuoja dėl viso to daug ir yra tas teorija apie tą protingą sukūrimą, kad Right. jo kažkokį protą, We see antgamtinę. the evidence of design and we trace it back to an invisible designer or Ir creator. ta teorija savo, kad kūriniai jie tarsi nukreipia mus į kūrėją, negali būti tai atsiradę be kūrėjo, nes So you taip see- protingai viskas padaryta. So yeah, in this short introduction to creation, God is the creator. Ir aišku, čia buvo gal tik trumpa apžvalga to sukūrimo, bet ta pagrindinė mintis, kad Dievas yra kūrėjas. I trust also that we have been challenged to think and provoked to believe Tegul tai būna mum iššūkis pamastyti ir tikėti and enlightened to understand ir suprasti, what is invisible, kad tai, kas neregima, that actually creation is not just what is visible, there is also the invisible kad creation. mes suprastumėm, kad yra ne tik tai, kas matoma ta kūrinyje, bet yra ir neregimi dalykai. We haven't even begun to talk about the new creation, Yra ta nauja kūrinyje. you know, how God has created us anew in our Ir hearts. kaip Dievas sukūrė mumise naują širdį. And the Holy Spirit is indwelling us, you Ir know, kaip toje širdyje naujoje gyvena šventoji dvasia. and that invisible work that's changing us. Ir kaip tas nematomas Dievo darbas keičiamas, neregimas. As the Bible says in 2 Corinthians, from glory to glory, Ir mes He's esame changing. keičiami iš šlovės į šlovę. So yeah, so that we have to practice our faith, our Ir iš imagination. tikrųjų naudokim savo tikėjimą, naudokim savo vaizduotę. Just imagine what God, Įsivaizduokime. remember this phrase by Pastor Shibley, just imagine what God can do with a man or woman who's yielded to God. Ir viena dar mintis iš To pastoriaus Jesus. Šiblį. Tiesiog įsivaizduokime, kad Dievas gali padaryti su žmogumi, kuris yra pasidavęs Dievui. And we are already quickened just thinking of that. Ir We kai are mes quickened. mąstam apie tai, tai turėtų mus atgaivinti. So I hope that you're quickened in your faith today. Ir aš tikiuosi, kad jūs esate padrasinti, atgaivinti savo tikėjimą šiandieną. Just think of it. Just imagine Ir nenustokim įsivaizduoti, creating something from nothing. kaip Dievas sukūrė iš nieko. That means when we have nothing, we can have hope. We Ir have lygiai hope that taip pat, kai mes nieko neturime, mes galim turėti viltį, we can have hope that something is going to come out of nothing. kad iš nieko gali atsirasti kažkas. That God can do it. He is able Kad Dievas gali, nes Jis yra pajėgus to multiply padauginti so that 0 becomes 1,000. ir nulis tampa tūkstančio. Oh no, I can't imagine that. That's just too Tai much aišku, for me. labai sunku įsivaizduoti tai. Andra, you're blowing our minds now. You're just no. Okay, yeah, that's what the Bible does. It blows our minds Bet sometimes. Biblija tai ir daro, kad jinai tarsi sprogdina mūsų protus. Like when we talked with Vitaly from Ukraine yesterday on Mes evangelism, vakar su vienu žmogumi iš Ukrainos kalbėjom parke so would you like a Bible? ir sakom, ar nenorėtum Biblijos paskaityti. Would you like to read the Bible? Oh no, it's yeah. You can just sense like it's like too much for him. Ir jisai sako, ne, man kažkaip per daug. Jisai taip sakė, sako, mano širdis nenori. Right? Yeah. Like I just don't. We don't. Yeah. There's something in us that doesn't want to be imagined. Kažkas yra mumise, kas nenori įsivaizduoti tų neregimų dalykų. What does not exist. Ir to, kas, ta prasme, kas nematoma, Does not exist yet. ko dar nėra. All right. So all right. Let's pray. Ir pasimelskime. So Lord, we thank you that Ačiū You're- tau viešpatė,
you're not only Lord, kad tu ne tik Savior, viešpats ir gelbėtojas, but you're also our Creator, bet tu esi kūrėjas that you're even now creating. ir dabar tu kūrė. You rested you created in 6 days, Tu 6 dienas kūrė šį pasaulį, and on the 7th day you rested, o 7 dieną ilsėjaisi. and that 7th day never ended. Ir mes dabar gyvenam toj 7 dienoje, nes jinai nesibaigia. Lord, you are calling us to enter into your rest, Ir tu viešpatie kvietimus įeiti tavo poilsį. but also that you are doing a new creation, you're doing a new thing Bet tuo pačiu ilsėdamasis tu kuri naujus dalykus even today. And, šiandieną. to redeem what was lost Ir and tu nori stolen. atpirkti tai, kas buvo prarasta, kas yra pražuvę, to replace what has been taken away, atstatyti tai, kas buvo atimta iš mūsų, to build up what has been ką destroyed. mes praradome ir atstatyti tai, kas buvo sugriauta. Yes, Lord, you're in the rebuilding business, Tu iš tikrųjų atstatai viešpatę. and sometimes things have to be destroyed in order to be rebuilt. Ir kartais dalykai turi būti Created. sugriauti mūsų gyvenime, kad galėtų būti atstatyti. So, Lord, we're just trusting in you that you Ir know mes best pasitikim tavimi, kad tu žinai, kas yra geriausia. how to revive us, Tu žinai, kaip atgaivinti mus, to refresh us, renew us in our faith atnaujinti mūsų tikėjimą. as we begin this new year. Kai mes dabar pradedam šitos dvasinius naujus We metus, want to begin from the beginning mes norim pradėti vėl nuo pradžių and learn it all over again, ir vėl viską iš naujo išmokti, so that we would be convinced and kad būtumėm įtikinti be assured ir užtikrinti, that your word is truth, kad tavo žodis yra tiesa and we can trust you, ir and kad galim pasitikėti tavimi when we can love you and hope in ir you, galim mylėti ir viltis tavimi and understand that you love us first ir and suprasti, forgive kad tu us. pirmas mus pamilai ir tu pirmas mum atleidai. Thank you for your grace and Ir ačiū finished work. viešpatie už tavo malonę, už tavo atliktą darbą. Thank you, Lord. Ačiū tau. Nobody can take us from your hands. Ir niekas neišplėš mūsų iš tavo rankos, And underneath are your everlasting arms. nes iš tikrųjų tavo mylinčios rankos saugo mus. So bless, Lord, we pray. Ir palaimink Bless all viešpatie, those who are listening, palaimink tuos, kurie klauso, and we ask it in Jesus' name. Jėzaus vardu. Amen. Amen. All right, God bless, and God willing, next week we'll